Ar žinote, kad 2025-aisiais minėsime 420-asias Simono Dacho Klaipėdoje gimusio baroko laikų genijaus gimimo metines? Šiandienos klaipėdiečiai turbūt nedaugelis žino kažką apie Simoną Dachą. Mes Klaipėdoje turime Simono Dacho mokyklą, bet jeigu pasižiūrėti į žymių žmonių sąrašą, kas yra Klaipėdoje gimęs, kas yra iš Klaipėdos kilęs, tai kadaise viskas ir prasidėdavo nuo Simono Dacho, nes tai buvo pirmas žmogus, kuris, iškilo, sakykime, į tokį kultūros lygį ir kuris buvo gimęs Klaipėdoje, kur Simonas Dachas klaipėdietis poetas. Simon Dach war einer der bedeutendsten Barockdichter des 17. Jahrhunderts in Ostpreußen, im ehemaligen Ostpreußen, in dieser Region, sogar der bedeutendste überhaupt. Nicht nur aufgrund der Quantität seiner Gedichte, er hat über 1500 geschrieben, sondern auch die Qualität. Er war gleichzeitig ein Dichter, der einen ganz besonderen Ton hatte, den es so in der Dichtung des 17. Jahrhunderts nicht gibt. Das hat viel damit zu tun, dass man sehr eng mit der Musik in Königsberg und auch hier in Memel, Klaipėda, damals zusammengearbeitet hat. So hat er zum Beispiel auch das erste Libretto einer deutschen Oper geschrieben. Er hat Kirchenlieder gedichtet, Lieder für den Alltagsgebrauch. Und das Dritte ist, er ist wirklich der, kann man sagen, poetische Chronist dieser Region. Kein anderer Dichter hat so sehr über den Alltag der Menschen gedichtet, was dann wiederum ermöglicht, dass man sehr viel rekonstruieren kann, wie es damals gewesen ist aus seinen Gedichten. Klaipėdoje Simonas Dachas pirmiausiai atpažįstamas iš bareljefo ant visiems puikiai žinomo paminklo Taravos Anikė, bet kadaise mieste būta daugiau poeto atminimo ženklų. Tai šiandien tų ženklų, jeigu mes pasižiūrėsime Klaipėdoje, aišku, yra likę gerokai mažiau, bet manau, kad daugelis klaipėdiečių turėtų žinoti apie tai, kad jų buvo kadaise gerokai daugiau. Vienas iš pavyzdžių yra mano labai mėgstamas, nes rodo, kaip buvo pervadinamos gatvės po Antrojo pasaulinio karo Klaipėdoje. Klaipėdoje atsiranda 48 metais Simono Daukanto gatvė, ir atrodo, ko čia dėtas Simonas Daukantas ir Klaipėda, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog vieną Simoną pakeitė kitų Simonų, reiškia 48 metai, akivaizdu, kad nes gatvė vadinosi Simon Dach Straße prieš tai ir tapo tiesiog Simono Daukanto gatvė. Taigi Simono Dacho ženklų Klaipėdoje būtų daugiau. Mes turėjome Švento Jono bažnyčią, lygiai taip pat, ant kurios pagrindinio fasado bokšto buvo bareljefas skirtas Simonui Dachui, vėlgi dar vienas ženklas, kurio šiandien nebėra. Ir aišku, be viso to dar buvo Simono Dacho draugija ir visa kita, tai tų ženklų tapatinimosi Klaipėdoje su Simonu Dachu be visiems gerai puikiai pažįstamos Taravos Anikės buvo būta gerokai daugiau. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų Klaipėdai reikėjo kažkokių savo atramos taškų, reikėjo parodyti, kad tai yra ne provincialus miestas, kuriame tik tai mediena prekiaujama ir daugiau nieko nevyksta. Reikėjo kažkokių atsparos taškų ir Simonas Dachas čia tapo vienu tų pirmuoju. Kaip aš juokauju, jeigu būtų teikiami kultūros magistrai ir žmonėm, kurie seniausiai mirė, tai Simonas Dachas turėtų būti pirmuoju sąraše, nes iš tikrųjų, Klaipėda išgarsinęs žmogus. Simono Dacho atminimą Lietuvoje šiandien aktyviai puoselėja Klaipėdos vokiečių bendrija. Poeto 420-ąjį sukakčiai artėjant, ji inicijavo projektą, kurio vienas iš tikslų – išversti į lietuvių kalbą Akselio Valterio knygą Prūsijos Orfėjas. Šią monografiją 2020 metais vokiečių kalba išleido Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Simono Dacho namais pavadintas Susitikimų ir kultūros centras, priklausantis Klaipėdos vokiečių bendrijai, yra tikriausiai svarbiausia vieta Klaipėdoje besirūpinanti Simono Dacho vardo, jo kūrybos, jo epochos, jo prisiminimų populiarinimu Klaipėdoje.
Tačiau to neužtenka. Mes užsiimame būtent tuo, kad Simoną Dachą priartinti prie paprasto klaipėdiečio, prie miesto svečio, kad atvykusiam iš užsienio turistai pasakytumėm, kuo tas Simonas Dachas yra ypatingas ir kuo jisai svarbus. Todėl šiuose namuose vyksta daug edukacijų, daug įvairiausių veiklų. Mes čia susitinkam su moksleiviais, kurie skaito Dacho poeziją, čia vyksta Dacho giesmių vakarai. Šitose namuose vyko jau ir seminarai skirti mokytojams, ir apie Simoną Dachą kalbėjom, apie baroką kalbėjome, net keletą parodų esame parengę. Labai didžiuojamės, kad šituose namuose vyko netgi 2 tarptautinės mokslinės konferencijos, kuriuose buvo daug kalbama ir diskutuojama apie Simoną Dachą ir jo epochą. Taigi, kai sužinojome, kad Klaipėdos universitetas išleido profesoriaus habilituoto daktaro Akselio Valterio knygą Prūsijos Orfėjas poeto Simono Dacho savivoka ir kultūrinė recepcija, aišku, kad tuo labai susidomėjome ir manom, kad yra visiškai logiška, kad būtent Klaipėdos vokiečių bendrija ir teikia projektą ir nori, kad šita knyga, ta akademinė knyga būtų išversta į lietuvių kalbą ir pristatyta lietuviškai skaitančiai ir Dachu besidominančiai publikai, lietuviškai auditorijai. Apie savo knygą pasakoja autorius, literatūros ir komunikacijos istorikas Akselis Valteris. Orpheus Protenus, also der preußische Orpheus, der preußische Dichter, Sänger. Und das gilt sowohl nach hinten als auch nach vorne in dem Buch. Der erste Teil rekonstruiert, wie Simon Dach sich selber als erster Dichter Preußens und Ostpreußens inszeniert hat und auch ein durchaus erfolgreiches Marketing betrieben hat. Der zweite Teil zeigt, wie er von den späteren Generationen gesehen wurde. Also das heißt, das Selbstbild von ihm, das ganz darauf ausgelegt war, hier der erste Dichter Preußens, derjenige, der die neue Literatur nach Preußen gebracht hat zu sein, und dann, was spätere Generationen mit ihm gemacht haben. Ja, so könnte man das zusammenfassen, was da passiert. Ja, was ich jetzt vergessen habe, die Inszenierung, sondern ganz wichtig ist sein Anspruch, und das macht ihn auch bedeutend, für ganz Ostpreußen. Das heißt nicht nur für den deutschsprachigen Teil, den es damals gab, sondern eben auch für die sogenannten litauischen Ämter und die polnischen Ämter. Also er beanspruchte seine Vorreiterrolle für das ganze damalige Herzogtum. Und das ist etwas Neues in diesem Buch. Man hat ihn immer schon als jemand für die Sozialgeschichte der Literatur gesehen, eben wie diese Dichte zum Alltag, aber diese doppelte Würdigung hier und später und auch in Klaipėda in Memel, es gab richtige Festivals zu Ehren von Simon Dach um 1910 hier auf der Kurischen Näherung. Also ist schon ein bedeutender Dichter. Ką apie knygą mano profesionalai? Komentuoja Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, germanistė Sigita Barniškienė. Profesoriaus Akselio Valterio knyga apie Simoną Dachą, baroko epochos poetą, gimusi Klaipėdoje, ankstesniame Memelyje. Ir atrodo, kad tai yra labai svarbu klaipėdiškiams, kad jie susipažintų su šiuo 17 amžiaus poetu, kuris daugiausiai rašė proginius eilėraščius. Ir tai buvo daugiausiai karaliaučiaus poeto ir profesoriaus eilėraščiai rašomi įvairiomis progomis – gimimo, mirimo, vestuvių ir kitomis, bet taip pat jisai žinomas kaip proginės lyrikos autorius. Jis svarbus tiek karaliaučiui, tiek Klaipėdai. Galima rasti daug įdomių detalių jo poezijoje. Ir tai, manau, kad prisideda prie vokiečių ir lietuvių kultūrinių ryšių pažinimo ir šio regiono, Mažosios Lietuvos, Rytų Prūsijos regiono kultūros, istorijos tyrinėjimams. Taip pat yra svarbi jo poezija, jo kūryba. Na ir vertimas į lietuvių kalbą šio didelio akademinio kūrinio dabar yra atliekamas žinomos vertėjos Kristinos Sprindžiūnaitės, kuri pristatys savo potyrius, patyrimą verčiant šią knygą.
Aš verčiau profesoriaus Akselio Valterio knygą apie Prūsijos Orfėją. Tai yra ir istorinė, ir literatūrologinė knyga. Darbas nėra lengvas dėl to, kad tai yra 17 amžiaus kontekstai, bet iš tiesų labai įdomu pažinti akademinę aplinką, pažinti to laiko papročius, apskritai visuomenės sandorą ir, aišku, susipažinti su visais Simono Dacho eilėraščių kontekstais. Kadangi tai yra rimtas mokslinis traktatas, tai ir tie kontekstai pateikiami labai išsamei ir mes vertėjai esame ne tik avantiūristai, bet ir knysliukai. Tai tenka įvairius šaltinius vartyti, bet iš tiesų sužinai labai daug ir iš tiesų labai įdomu. Grąžinti primirštą klaipėdietį lietuviškai auditorijai. Toks yra Klaipėdos vokiečių bendrijos vykdomo projekto tikslas. Kaip prie jo įgyvendinimo prisidės viena knyga, apie tai pasakoja jos autorius. Also ich finde das ganz toll, dass mein Buch jetzt ins Litauische übersetzt wird. Und das ist eine ganz große Ehre für mich auch. Das halte ich für ganz großartig. Ich glaube, das geschieht viel zu selten, auch zwar in beide Richtungen, dass also litauische Forschung in die deutsche Sprache übersetzt werden oder deutsche in die litauische, denn wir haben durchaus gemeinsame Forschungsgebiete und ich halte es vor allen Dingen auch deshalb für großartig, weil Simon Dach ein fester Teil der kulturellen Identität von Klaipėda ist oder sein sollte. Es ist durch den Entchen von Tharau-Brunnen auf dem Marktplatz, aber könnte es auch durch ganz andere Sachen noch sein. Er ist der erste Dichter, der über diese Stadt überhaupt gedichtet hat. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass dieser Dichter auch hier in Litauen, auch vor allen Dingen in Großlitauen, im sogenannten Großlitauen, noch mehr wahrgenommen wird. Er hat auch durchaus über Leute in Vilnius Gedichte geschrieben und beispielsweise auch ein Widmungsgedicht für die erste litauische Grammatik, wo er als einer der ersten überhaupt gesagt hat, dass die litauische Sprache eine Sprache sei, die man auch für die Literatur benutzen sollte, nicht nur für den Gottesdienst. Simon Dach ist für die heutigen Bewohner in Klaipėda, glaube ich, aus mehreren Gründen ein ganz interessanter Dichter. Zum einen eben durch sein lateinisches Widmungsgedicht auch für die erste litauische Grammatik, denn daran zeigt sich, dass er so eine Art kultureller Vermittler auch zwischen der deutschen und der litauischen Kultur gewesen ist. Zum anderen war er ja sehr präsent in litauischen Kirchengesangbüchern. Bis ins 20. Jahrhundert hat man Kirchenlieder von Simon Dach gesungen, auch in litauischer Sprache, was ihn ungewöhnlich macht unter Barockdichtern. Und das dritte und vor allem für Klaipėda, er hat das erste Gedicht über diese Stadt geschrieben, ja, das erste Stück Literatur, und man kann daraus wirklich geschrieben, aus dem man genau rekonstruieren kann, wie diese Stadt so um 1630, 1640 ausgesehen hat. Denn Klaipėda, das alte Memel, war ja zu großen Teilen aus Holz gebaut und öfter mal von Brentenheim besucht. Und auch das Schloss, wo es stand, wird aus diesem Gedicht ganz deutlich. Und dieses Gedicht beispielsweise über seine Heimatstadt Klaipėda Memel ist ein absolut außergewöhnliches Gedicht für das 17. Jahrhundert.